Skaičiuojame paskutinėsias 2023 metų minutės. Apžvelkime tai, kas šiemet įvyko. O įvyko tikrai nemažai. Šių metų vasario 16 dieną Lietuvos valstybės atkūrimo dieną visiems jums paskelbiau, kad knyga Asmenybės okupacijų labirintuose jau mano rankose. Ir iš tikrųjų visai netrukus vasario 24 karo Ukrainoje metinių dieną suorganizavome tikrai įsimintiną pirmąjį knygos pristatymą, į kurį susirinko didžiausias skaičius žmonių. Džiugu, kad tai buvo tik pradžia. Kaip minėjau, vaikiška pradžia. Nuveikėme daug. Beveik 15 knygos pristatymų įvyko šiemet. Dar laukia jau keli suplanuoti knygos pristatymai kitą metą. Laukia dideli projektai. Projektai įvykdyti šiemet. Pradėjo judėti įvairūs klausimai ties asmenybių įamžinimu tiek Marijampolėje, tiek užsienyje ir panašiai. Iš tikrųjų, metai buvo darbingi, labai darbingi ir džiaugiuosi, kad šiandien jums galiu pasakyti, kad padarėme daugiau negu tikėjomės. Visi mes, nes daug žmonių padėjo įvairiais klausimais, tiek su konsultacijom, tiek su elementaria pagalba, paduodant daiktą ar padedant nufilmuoti. Iš tikrųjų, reikia švenčių progą nepamiršti padėkoti visiems, ką dabar norėčiau padaryti. Tariu ačiū visiems, kas padėjo. Ir tikiu, kad į 2024 metus žengėme tvirtai, su dar aukštesniais siekiais ir viltimis, kad būsimi projektai bus dar geresni, dar garbingesni ir atneš dar daugiau istorinės tiesos, patriotizmo ir moralinio nusiteikimo vardan mūsų visų tėvynės. Na, o dabar kviečiu apžvelgti 2023 metų įsimintiniausias akimirkas. Tėvynės labui.
Krenta lapai rugsėjai ir leidžiasi į tyliai ruduo. Šiandien mes susitikome kartą paskutinį. Medžiai be lapų, nieko jie nesako. Medžiai be lapų, nieko jie nemato. Ir aš kaip